Labadiena, šiandien vėl svečiuojuosi Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Vingio padalinyje ir tęsime edukacijų ciklą, kuris skirtas adventiniam laikotarpiui. Ir šiandien pasidarysime kalėdinį arba advento vainiką. Gal labiau kalėdinį, tai aš skatinu neprisirišti prie vienos idėjos, tiesiog kaip jaučiate, kokią norite puošmeną savo namams ir pasidaryti. Čia turiu rankose karkasą, tai jisai yra pagamintas, aš vasarą su mama prigaminu daug tokių karkasų, tai jis yra pagamintas iš paprastojo kiečio, gali būti toks, įvairiausių dydžių. Karkasą galima pasigaminti ir iš kitų medžiagų, kad ir iš senų laikraščių susukti ir aprišti virvelę, taip pat iš šakų, daro ir iš gluosnio, ir iš beržo šakų, iš kokių žaliavų turite, iš to galite ir pasigaminti. Svarbu, kad turėjote tokį vainikėlį, ant ko tvirtinti toliau visas detalės. Kalėdų arba advento vainikas yra simbolis amžinybės arba vientisumo ir yra tarsi tokios negęstančios šviesos simbolis, nes tai yra ratas. Paprastai kalėdinis vainikas yra daromas iš spygliuočių, tai yra iš eglės šakų arba pušies, nes tai yra visžaliai augalai ir jie irgi atliepia į tą pačią temą, tai yra amžinybės tema. Aš siūlau tą vainiką pasidaryti taip, kaip jaučiate, taip, kaip norite. Galite pasidaryti vainiką, kurį paskui kabinsite ant durų, arba galite pasidaryti, kad jį pasidėsite ant stalo ir tai bus jūsų stalo puošmena. Galbūt vidury paskui pasidėsite žvakę. Tai vainiko gamybai aš šiandien naudosiu pušį. Turiu dar kelias šakeles kadagio, bet pagrindinis mano vainikas bus apipintas su pušies šakelėmis. Tai aš jas vėl pasismulkinsiu, pasitrumpinsiu ir pradėsiu pinti. Pušies šakeles aš paprastai, kaip jau minėjau, tai renku pušynuose, po audrų ypač. Būna prikritusių, jų nereikia nei skinti, nei pjauti, tiesiog pavaikštom ir prisirenkam. Šiandien ir ta idėja, kaip darysime vainiką, tai yra, kad genialumas paprastume. Tai yra iš to, kas yra aplinkui. Ką randame aplinkui, sausuolių įvairiausių, natūralių medžiagų, galima pasidaryti vainiką. Kad nieko jau net nereiktų pirkti. Tai va. Ir paprastai, kai pasakoju apie vainiko kūrimą, tai siūlau atkreipti dėmesį, kaip jisai keliauja. Tai kad kaip ir gyvenimas, kaip ir mūsų kasdienybė, tegu juda į priekį. Tai pagal laikrodžio rodyklę taip ir keliausime. Šakeles paprastai tvirtinu tiesiog su džito siūlu ir taip suku. Paskui šiek tiek tas siūlas, kai jau bendrai aprišiu su juo, galiu vietomis matyti, bet pamatysit, kaip aš jį labai paprastai paslėpsiu. Ir kai suku su siūlu, tai aš dar taip šiek tiek patempiu, kad nebūtų jisai laisvas, kad jisai turėtų tas karkasas ir tas visas vainikas šiek tiek tvirtumo. Tai tokiu būdu yra labai paprasta namuose pasigaminti vainiką. Tiesiog pasivaikščioti miške, prisirinkti šakelių ir parsinešus ant kažkokio labai paprasto karkaso, irgi nesudėtingo, tiesiog apsukti ir užsidėti viską, ką norisi. Iš esmės tikrai namuose galite rasti visko, ar riešutų, ar gilių, jeigu dar šiek tiek anksčiau vaikščiojant miške. Parinkus, kankorėžių visada irgi rasite, tai tiesiog susirinkti ir viskas tinka, kas natūralu iš gamtos.
Šakeles galima pakaišioti ir į patį karkasą, būtent šitą. Tai ir pakaišiant taip, ir pririšant su siūlu. Ir tvirtinam, einam ratu ir tvirtinam. Dabar jau šiek tiek apsipyniau šakelėmis vainiką ir paskui tūrį pasipildysiu tą vientisumą, išgausiu kaišiodama šakeles į tas vietas, kur mano suvokimu trūksta. Bet antrą kartą nevažiuoju, tai vat apsuku čia ir prakišiu siūlą ir paliksiu kaip būsimam užkabinimui. Nes jeigu tai bus kabinamas tas vainikas ant durų, tai nereikia to siūlo nukirpti, jis gali puikiai pasitarnauti kaip pakabinimas. Jeigu ant stalo, tai tiesiog nusitrumpinu siūlo galus ir viskas. Bet dabar palieku. Ir dabar visą tą vainiką tokiom smulkesnėm, mažesnėm šakelėm išgausiu tą vientisumą. Tai tiesiog kitas vietas, kur paslėpti siūlą ir sukurti tą vienodą ritmą jame. Tai tiesiog už to siūlo į tarpelius įkaišu dar šakelių. O jeigu kas būna kartais abejoja, kad ar tikrai viskas pasislėps, tai dar labai gerai visus vadinamus netobulumus paslepia dekoras. Kai mes pradedam dekoruoti, viskas sugula į savas vietas. Jau apipyniau vainiką šakelėmis, užkaišiau, bet jeigu dar kažkur vėliau, kai jau padekoruosiu, kažkur kažko trūks, tai dar galima bus pataisyti, bet manau, kad bus gerai. Ir galima keliauti toliau, tai yra prie pačio dekoravimo. Tai paprastai aš dekoruoju gamtinėmis įvairiausiomis detalėmis, sausuoliais. Tai šiandien jų atsivežiau įvairiausių. Tai tiesiog pradedu nuo kažko, kas man tuo metu, ko man tuo metu norisi. Ir irgi tiesiog be klijų, nes šiandien aš neturiu čia karštų klijų atsivežus. Tai be klijų aš tiesiog sukaišiosiu ir užtvirtinsiu už to paties siūlo, už to paties karkaso ir pamatysit, kaip be papildomų priemonių tiesiog paprastai galima tai padaryti. Tai tiesiog pradedu kaišioti. Tai va, ir va tokiu principu kišu ten, kur yra vietos, kur randu tą tuščią ertmę, po truputėlį kišu ir užsitvirtina. Ir tada vainike atsiranda šiek tiek spalvų, daugiau formų, daugiau vaizdo. Ir būna klausimas kartais, kur paskui tą vainiką dėti. Tai siūlau jo neišmesti į konteinerį, o tiesiog pagalvoti, galbūt, kai jau norėsit nupuošti namus, tai ar į židinį, ar į laužą. Buvo idėja netgi, kad į upę išplukdyti, paleisti. Tai tiesiog taip. Turbūt ir žemę galima. Ir žemę, žinoma, galima užkasti, bet, kad svarbiausia, kad ne į konteinerį iškeliautų. O visų tokių, kas lieka nuo kūrybinių tų dirbtuvių, tai tiesiog kviečiu nemesti į bendrą konteinerį, į šiukšlių dėžę. Tai arba irgi į laužą, arba į židinį, arba jeigu šakeles tokias, kurios dar visai gražios, kažkur panaudoti, ar tiesiog grąžinti į gamtą, į mišką.
O jeigu dar norisi pritvirtinti kankorėžį, tai galiu parodyti irgi būdą, kaip pritvirtinti kankorėžį nenaudojant karštų klijų. Tai kankorėžiai turi tokią vadinamą uodegėlę. Tai tiesiog susirasti ir padaryti mazgelį. Ir viskas. Ir galime tokiu būdu, nenaudojant karštų klijų, tiesiog pririšti. Tai aš tuoj atsikirpsiu gabalą siūlo ir pritvirtinsiu. Va. Ir tas siūlas jisai irgi išnyksta, pasislepia, bet jūsų vainikas lieka iki galo natūralus. Ir iš esmės tai yra viskas. Tai jau gali būti jūsų namų puošmena kalėdų laikotarpiai. Tai linkiu gražios, ramios kūrybos ir harmoningai šviesaus to laukimo laiko ir gražių švenčių.